Sveiki gerbėmieji. Šios video pamokos tema yra apsipirkimo būdai Lainės. Jau, kaip žinia, yra 4 ir visi jie pavaizduoti ekrane. Pirmasis tai yra pirkimas panaudojant cashback kortelę. Antrasis apsipirkimo būdas tai yra atsiskaitimas dovanų kuponais arba čekiais. Trečiasis pirkimo būdas tai yra internetiniai Lainės partneriai. Ir ketvirtoji galimybė pirkti tai yra atsiskaitant mobiliuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, į kurį yra instaliuota mobilioji Lainės programėlė. Taigi, kaip dabar žinoti, koks prekybininkas kurį atsiskaitimo būdą taiko? Atsidarykite savo mobilią Lainės programėlę arba Lainės paskyrą kompiuteryje ir susiraskite lojalumo partnerių sąrašą. Prie kiekvieno lojalumo partnerio matome pavaizduotą atsiskaitimo būdą. Taigi, žiūrint į Chili, matome, kad čia yra pavaizduotas dovanų kupono simbolis. Tai reiškia, kad norėdami gauti nuolaidą Chili pizzerijose, jūs turite iš anksto pasirūpinti jų dovanų čekiais ir būtent čekių įsigijimo metu jums bus pritaikytos Lainės nario naudos. Jeigu pasižiūrėtumėm į šalia esantį partnerį, tai yra Europos Stay viešbutį, matome, jog čia yra pavaizduota cashback kortelė. Cashback kortelė veikia be išimties visame pasaulyje ir kur jūs be pamatytumėte Lainės lipduką ant durų ar kažkur prie kasos, galite drąsiai ištraukti savo kortelę ir gauti priklausančias naudas. Trečioji galimybė, kaip ir minėjau, tai yra mobilusis atsiskaitimas. Kaip matome, kai kurie iš partnerių taiko jį lygiagrečiai prie cashback kortelės. Jis yra naudingas, kai esate sukaupę pinigų savo Lainės sąskaitoje ir norite juos panaudoti. Tai būtent mobiliojo atsiskaitimo pagalba jie yra realizuojami. Apie mobilų atsiskaitimą daug nekalbėsiu, kadangi bus sukurtas atskiras video, taigi siūlau pasižiūrėti video apie mobilią Lainės programėlę ir sužinosite, kaip taikyti šį atsiskaitimo būdą. Na ir paskutinysis pirkimo būdas, tai yra internetinės parduotuvės, jos yra pažymėtos štai tokiu krepšelio simboliu. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai atsidaryti jūs dominantį partnerį ir prisijungti prie jo elektroninės parduotuvės būtent per šitą nuorodą. Dabar pirkti internetu. Spaudžiame šią nuorodą, jūs esate nukreipiami į šio partnerio elektroninę parduotuvę ir jis jau žino, kad mes atkeliavome iš Lainės ir mums priklauso nuolaidos. Visiškai nesvarbu, ar jūs pirksite akcijinę prekę, ar mokėsite standartinę kainą, jums bus pritaikyta Lainės nario nauda. Daug patogiau yra pirkti su Lainės naršyklė arba cashback bar opcija. Apie šiuos 2 pirkimo būdus yra sukurtas atskiras video. Siūlau jį pasižiūrėti ir sužinoti, kaip galima pirkti internetu dar paprasčiau ir išmaniau. Dabar norėčiau jums parodyti keletą prekybininkų. Šiame sąraše matome pavaizduotus smulkiuosius prekybininkus. Na, šis sąrašas yra paruoštas šiauliečiam, bet jūs savo miestuose turite atskirą partnerių sąrašą ir jį galite susirasti internete. Taigi, bet kuris smulkaus ir vidutinio verslo atstovas priima cashback kortelę ir, kaip minėjau, ji galioja visame pasaulyje. Kai kurie iš šių prekybininkų taip pat taiko ir mobiliojo atsiskaitimo galimybę. Taigi, pabandykite, sužinosite, kaip tai veikia ir, manau, liksite patenkinti. Sekantis sąrašas tai yra nacionalinio partnerio, tai yra didieji mūsų prekybininkai, kurie jau taip pat yra įsivedę cashback kortelę. Tai yra ir vaistinės, Gintarinė, Norfos vaistinė, Elektromarkt tinklas, Europo viešbučių tinklas, matote nemažai batų prekinių ženklų, Optika Vizija, Gera dovana, Presto ir Gurmans, Melga, Vagos knygynų tinklas. Na, daugelis šių partnerių bendradarbiavimą su Lainės pradėjo būtent nuo dovanų čekių, bet laikui bėgant jie pamatė, kad mes esame rimta pirkėjų bendruomenė ir būtent norėdami sudaryti palankesnes sąlygas mums pirkti, jie įvedė ir cashback kortelę.
Taigi Lainės siekiamybė ir yra pas visus partnerius įvesti cashback kortelę ir sudaryti pačias geriausias sąlygas Lainės nariam prekintis ir taip gauti naudą. Dabar keletas internetinių partnerių pavyzdžių, tai netgi 3 viešbučio rezervavimo platformos, viena iš jų Booking.com, tai turbūt nereikia pristatinėti, tai yra ko gero didžiausia tokio tipo platforma pasaulyje. Kitas internetinio apsipirkimo gigantas eBay, Crocs, knygynų tinklas tas pats, Vaga, Danijos batų parduotuvė, drabužių parduotuvės Asos.com, Audimas, GetStyle, Rebuild, tai yra kosmetika, kvepalai, buitinė technika, platus pasirinkimas, Topshop, ko gero nereikia pristatinėti, žema kaina, taip pat buitinė technika ir elektronika, ir taip toliau ir panašiai. Šie partneriai laikas nuo laiko atsinaujina, taigi po kiek tai laiko šis sąrašas jau gali būti daug platesnis, siūlau sekti naujienas ir matysite visą partnerių dinamiką. Ir didieji mūsų prekybininkai, kurie šiandien dienai dar nėra įsivedę cashback kortelės, tai yra jie aptarnauja dovanų čekius, kuriuos galite įsigyti Lainės biure arba čekių platinimo vietose kiekviename mieste. Taigi norėdami gauti nuolaidas pas šiuos partnerius, pasirūpinkite jų čekiais iš anksto. Galbūt išimtis yra tik tai būtent mano jau minėti batų prekiniai ženklai, kurie priima ir čekius, ir cashback kortelę. Dabar norėčiau parodyti, kur galite matyti savo pirkinius. Atsidarykite mano pirkiniai. Ir čia sąrašas jūsų atliktų apsipirkimų. Matote, kad stulpelėje statusas, kai kurie pirkiniai yra pažymėti žalia varnelė, o prie kai kurių stovi laikrodukas. Žalia varnelė reiškia, kad naudos jums jau buvo įskaitytas. Tai yra jūsų nuolaida jau yra grįžusi į jūsų sąskaitą. Perkant čekius arba atsiskaitant mobiliuoju įrenginiu, jums naudos yra grąžinamos iš karto. Tuo tarpu perkant internetu ir panaudojant cashback kortelę, kurį laiką jūs matysite laikroduką. Tai gali tęstis nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių ir tai reiškia, kad Lainės laukia, kada prekybininkas perves jiem jūsų nuolaidas ir tada tos nuolaidos bus paskirstytos. Taigi neišsigąskite, jeigu laikrodukas pas jūs kabo mėnesį ar šiek tiek daugiau, žinokite, kad jeigu pirkinys yra užfiksuotas, jūsų nuolaidos jums visada grįž ir galėsite jas naudoti arba sekantiem apsipirkimam arba nukreipti į savo banko sąskaitą. Taigi tiek trumpai apie 4 apsipirkimo būdus. Ir belieka palinkėti gerų pirkinių ir sėkmės. Iki kitų kartų.